Labą dieną, gerbim telšiškiai. Naujausia tokia informacija, žinia, sukilusi tokį susidomėjimą, rezonansą. Tai yra SAT informacija, specialiųjų tyrimų tarnyba, savo tinklami patalpino informaciją, kad Janina Bucevičė, dabartinė Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, įtarėme, kad galimai piktnaudžiavo tarnybinė padėtim ir tarybos nario teisė gauti išmokas su jos kaip tarybos narės susijusios veiklos išlaidoms padengti. Galimai padarė 4612 eurų žalą Telšių savivaldybei. Jei įteikti įtarimai dėl galimo sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Specialiųjų tyrimų tarnyba. Tai yra tas pats čekiukų, vadinamas skandalas čekiukų. Čekiukai tie, jis vyksta ir vyksta dar daug metų. Turiu pakomentuoti. Garsus įvyks, pats tą informaciją įdėjau. Kokią gavau, pasidalinau informaciją, aš visokią informaciją dalinuosi. Ne to, kad Janina Bucevička, aš turėčiau priešiškas jai būčiau ir kolegė, tarybos narė, nes aš priešiškas, nei aš čia ką sprendžiu, nei aš tyčiojas, nei aš smerkiu. Todėl, kad čia yra tyrimas pradėtas, gal apsigynas, gal nieko neras, nes kartais teisės sauga mūsų, kartais nepasiruošia eina į teismą ir paskui išteisina ir gaunasi. Tai va, bet čekiukų skandalas, jis yra skandalas čekiukų, tik tai ištakos to skandalo. Taip, ten kažkas piktnaudžiavo, kažkas naudojo pinigus ne pagal paskirtį, neteisėtai. Taip ir buvo kai kuriems, bet Telšių rajono savivaldybės taryba 19-23 metų kadencijos nariams pareikštus pretenzijas turbūt visiems. Ne turbūt visiems, o 30 žmonių. Nors taryboje ir tie yra 25, bet ten buvo keitėsi. Kažkas į pareigas ėjo, pasislinko, atėjo, išėjo, ten tokių buvo. Tai 30 tarybos narių pareikštus pretenzijos iš prokuratūros pusės, grąžinti lėšas, visi kalti. Vat man įdomiai yra, kad aš suprantu, kad yra ten ir gudručių pas mus įsitaisi, visokių pas mus ir gudručių, ir vagių pilnai, bet kad būtų visi kalti, tada jau įdomu. Kalti daugiau ar mažiau. Kodėl taip vyksta? Ir po visą Lietuvą. Turbūt visi tarybos nariai, turbūt visi kalti yra. Ar gali tai būti? Juk negali kažkokios srities specialistai būti visi kalti. Kaip pas mus yra daug nesažiningų, ten toj srityje nesažiningų, bet nėra taip, kad ten pagavo kažkokį kyšininką gydytoją. Tai niekas nedrįstų pasakyti, kad visi gydytojai taip daro. Jokių būdų, viens kits. Ir policininkai papuola kartais. Ir girtų pagauna. Tai nereiškia, tos srities žmonės visi girti. O čia visi. Ir esmė yra tame, kad nebuvo kontrolės jokios. Savivaldybės tarybos narys, kelias kadencijas jau, atlyginimą gaudavo 50 eurų į mėnesį. Dabar įsiklausykit. Per mėnesį savivaldybės tarybos nario atlyginimas buvo 50 eurų. Tokių darbų daugiau nėra pasaulyje. 50 eurų, eini į rinkimus, mokėjai pinigus išleidži tam, kad būti taryboje. Konkursas didžiulis, kad papulti tarybą, tai į vieną vietą, nežinau, kiek ten žmonių norinčių, 10 ar ten, gal 100, aš nežinau kaip ten, bet žodžiu daug norinčių. Ir kas? Ateini į tarybą, gauni 50 eurų į mėnesį. Jeigu realiai dirbti tarybai, tai mažiausiai tarybos posėdis tą dieną niekur neisi, komitetų posėdis būna, ten trunka pusdienį, bet vis tiek tą dieną jau sugadinta, tu neisi niekur. Komisijose, ir pilna taryba komisijų, savivaldybė, visokių komisijų, pilna komisijų, darbo grupių, visokių, ir deleguojami yra frakcijų nariai. Ir žmonės eina į tarybą gauti 50 eurų į mėnesį. Ne. Yra tokių, kurie ateina ne 50 eurų gauti. Tas 50 eurų yra simbolinis atlyginimas. Tai buvo iki šiol, dabar jau atlyginimas yra 650 eurų. Jau gerai. Tai gaudavo 50 eurų ir viskas. Nebūna, čia labdara. Bet buvo ten tokių tarybos narių, kurie biznį darė.
Jis sėdi taryboje, jis gauna informaciją, jo firma laimė kažkokius konkursus, gauna kažkokius pirkimus, jam pradeda sektis. Arba jo ten kokiam pusbroliui pradeda sektis. Ir tada tas 500 eurų nesvaro, bet žiūrėk, kad jie gerai gyvena. 500 eurų per mėnesį, bet labai prabangiai gyvena. O tas kanceliarinis tas išlaidas, taip, kanceliarinis išlaidas, ar būdavo 200 eurų, paskui padidint 200 eurų, tai ir už benziną. Galėjai už benziną atskaityti, na, prisipirkti visokių ten galėjo prekių, tik čekius reikia pristatyti. Nu ir aišku, ten buvo piknaudžiavimų. Be abejonių su tuo benzinu, ten su tais pilai galėjo būti piknaudžiavimų. Bet piknaudžiavimų, nes žmogus gauna 500 eurų, logiška, kad tai yra žmogus tarybai sėdi, eina į minusą, tos 200 eurus, irgi reikia panaudoti, ne? Panaudoti. Aišku, viskas turi būti teisėta. Vienareikšmiškai, viskas turi būti teisėta pagal įstatymus, bet pažiūrėkit valstybė, kas dedasi. Pavogė 43 milijonus. Nepavogė, pralošė žmogus. Vėl kažkur apsivogė, neįrodė. Kyšius ėmė, neįrodė. Pritruko įrodymų, paleido. Ten, reiškia, pavogė vištą. Pasodina į kalėjimą. Aišku, ir vištus nereik vogti. Ir dviračio nereik vogti, už kurį gali pasodinti į kalėjimą. Aišku, iš pirmo karto nepasodins, jau sąlyginai turiu. Bet reiškia, valstybės politika gaudyti ir sodinti ne tuos, kur daugiausiai pavogė, o tuos, kurie yra, kartais durniausi. Ir tie pas mūsų aplinkoje, Telšių rajone, šnekant apie Janiną, aš nežinau, kaip čia, gal apsigins, bet čia įtarimai tai nieko nereiškia. Jie nėra ten kertinė figūra tarybai. Bet ką aš noriu pasakyti? Pavyzdžiui, man ir grasina. Man grasina jau senai, daug metų grasina teismais, bylom, kiek man nebuvo pradėta tų tyrimų visokiai prokuratūrai ir policijai. Ir dabar teismuose kiek aš esu tų civilinių teismų turėjęs. Ir dabar esu civiliniam ir administraciniam teismui, aš esu ir apeliaciniam teismui, aš esu dabar, prieš mane yra. Bet jie mane grasina, mes tai sutvarkysim, mes to baudžiam bylą iškelsim. Gerai, bet yra už ką, atsiprašant. Aš jiems neleidau ramiai bizniauti. Aš kovojau prieš tą supuvusią sistemą. Aš esu už valstybę, už mūsų valstybę. Jie griauna valstybę. Ir aš kovojau prieš tą supuvusią sistemą, prieš tos sistemininkus, prieš tą klaną vagių. Aš kovojau, aš daug jiems pakenkiau. Ir labai teisingai dariau, nesigailiu, džiaugiuosi. Aš pakenkiau tam klanui vagių ir jie vis grasina su manim susidoroti. Ir pilnai gali būti susidūrus, gal ir nužudys jie mane. Užsieniai būčiau senai jau sutvarkytas. Čia pas mūsų dar, ačiū Dievui. Ir už ką. Bet Janina Bucevičė, tarybos narė, ji ir dar mokytojai, yra istorikė, gidė yra. Ji prieš tą sistemą nekovoja niekada. Ne. Ji papuoselėjo tą sistemą. Jai buvo viskas gerai. Aš kritikuoju pastoju, man ir ten blogai, ten vagys, kyšininkai, banditai. Jai to nebuvo, jai buvo gerai. Jie dirba valdiškam darbė ir dabar dirba valdiškam darbė. Tai yra biudžetininkė, yra mokytoja, ten muziejininkė, istorikė, viskas tvarkoja. Ji prieš tą sistemą nekovojo, ji puoselėjo tą sistemą. Kaip ir daugelis puoselėjo, nematyti, negirdėti, tai ir yra pasyvus pritarimas sistemai. Ir ta sistema jie kimba ją. Ot kas yra, ką aš norėjau pasakyti šiuo savo pranešimu. Aš kovoju prieš tą sistemą. Taip, galvoju, ir aš baudas moku pastoviai. Po ženklų palindau, baudą gavau. Greitį viršiau, baudą gavau. Moku. Delspinigius moku pastoviai. Kažkur nesusimokėjau, jau skaičiau delspinigius. Ten už elektrą nesumokėjau, jau vėl teisėm grasina. Bet aš noriu pasakyti, ta sistema ir yra supuvusi, kad ji nepagailės visų. Nepagailės. Ir tie, kurie, aš kovoju prieš šią sistemą, aš paskelbiau karą. Viešai pasakiau, kad nemėgstu, aš tų nemėgstu. Aišku, jie mane nori sutvarkyti. O už ką Janina? Už tą, jie sėdėjo komisijose. Mes kartu dirbam. Komisijose sėdė dažniausiai. Jie niek nepasibė, viskas gerai yra. Ir dabar jie užsiėmė. Apmaudu. Turėtų būti apmaudu. Nes aš kovojau su savo priešais. Ta sistema supuvusi priešiška buvo ne tik man, bet mano tautai, aš taip galvoju, mano valstybei priešiška. Jiems nebuvo priešiška. Ir dabar ateis eilė, aš girdėjau, kad grasinasi ten tarybai pradėti bylas dėl čekiukų.
Pinigai nedidelė, aš nesakau, negalima vogti, negalima sukčiauti, negalima piknaudžiauti, bet grasinasi, teistumą, baudos ir negalės 3 metus eiti valstybės tarnybai pareigų. Ne to, kas susidarojimas, negaliu pasakyti, kas susidarojimas, bet su manim tai yra grasinama susidaroti. Ir dabar teismo buvo, pralaimėjau teismą, liepė gražinti ten lėšų, bet aš apskundžiau, aišku, pažiūrėsim dar taip. Tai aš norėjau pasakyti, gerbiami kolegos, kai kurie galvoja, kad pritarti tai sistemai yra naudinga. Pritari valdžiai, jei gerai gyvensi, ne visada. Ne visada. Aš susipykau su valdžia. Senai jau susipykau su valdžia. Pykti su valdžia pavojinga. Bet Janina nesipyko su valdžia. Nesipyko niekada, jie puoselėjo sveikinimai, jie ten sveikina visus, viskas gerai, viskas gražiai, advokatavo visą. Ir gerbim Janina, kaip dabar, nepakeitėt nuomonę. Tai aš norėjau pasakyti, visi turim kovoti prieš tą supuvusią sistemą, prieš tą klaną. Jie padarė specialiai su tais čekiukais. Visiems betvarkė buvo totali. Darykit, ką norit, ten pristatot čekiukus, nieks nežiūrėjo, nieks nereikalavo, turėjo būti seminarai, turėjo būti kontrolė vykdoma, nieks nekontroliavo, o paskui leido žmonėms pažeidinyti tą tvarką, leido. Į buhalteriją buvo, ir meras buvo, o paskui selektyviai po vieną gaudys ir žiūrės. Nepalauk, žiūrėk, mane į teismą padavė. Pati pirmą mane į teismą padavė. Iš 30 žmonių. Nors kiti gražino, jau 10 žmonių gražino, ten sumos didelis, 7 000 gražino. Ten pas jų dokumentų klastojimo atvejai yra, mano manimu, kad yra sukčiavimo atvejai, bet jiems nekėlė bylų, nes jie geri. O man prieš rinkimus iškart, čia nebaudžiam bylą, čia civilinė yra reiškinys, bet vis tik jie, prieš rinkimus, sugalvojo prieš rinkimus, mane padavė į teismą. Mane gražinti lėšas. Ir prieš pirmą turą teismas būtinai. Prieš pirmą turą teismas. Aš nepapuolėjau antrą turą. Taip, jie pakenkė man. Taip, buvo pakenkta. Kažkiek balsų nesurinkau. Nesurinkau balsų dėl kitų priežasčių. Išdavikas atsirado, kuris nukando balsų iš manęs. Nesvarbu. Tai prieš pirmą turą teismas. Jeigu aš būčiau papuolęs į antrą turą, jau tame tarpe būtų antras posėdis teismo. Tai buvo viskas surežisuota. Viskas, mano manimu. Aš nestovėjau šalia, bet viskas surežisuota. Ir dabar. Sekantis rinkimai dabar, savivalds bus kada čia už 2 metų. Ir jiem, žiūrėkit dabar, pubiški. Į teismus, jau pubiški teismus tampys, tam, kad pašalinti kai kurių partijų atstovus. Ir kodėl tai daroma. O aš galvoju, kad tai yra derinama. Jeigu valstybės mastu vyksta tokie dalykai, aš nesu tikras, aišku, subjektyvu, čia tai yra korupcija. Jeigu vyksta tokie dalykai, kad gali valstybė kontroliuoti, ką teisti, ką neteisti, kam bylą iškelti, kam neiškelti, čia jau blogai, prieš įstatymą turim būti visi lygus. Tai betvarkė, noriu pasakyti, ji turėtų būti nenaudinga visiems. Betvarkė. Ir anksčiau vėliau mes nuo tos betvarkės nukentėsim visi. Įveskim tvarką, gyvenkim gražiai. Tai toks mano šūkis būtų. Ačiū, viso gero.